Labą dieną. Rugsėjo mėnesį visos mūsų mokyklos dalykinės sistemos klasės rinko mokinių prezidentą. Nuo šiandien jau pareigos bus iškilmingai įteisintos. Tai yra, prezidentas bus inauguruotas. Pažiūrėkite savo išrinktų prezidentų inauguraciją. Renginyje dalyvauja garbingi kviesti svečiai. Tai mokyklos tarybos nariai, mokyklos administracija, mokytojai. Renginį veda mokinių tarybos pirmininkas Povilas Rinkevičius ir jo pavaduotoja Dovilė Skužinskaitė. Pradedame iškilmingą Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokinių prezidento inauguraciją. 2016 m. rugsėjo 28 d. Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokiniai išrinko naują mokinių prezidentą, 10 klasės mokinį Dovydą Urbanavičių. Pristatyti naująjį mokinių prezidentą kviečiame Dovydo klasės vadovę Ramutę Dabašinskienę. Aš labai didžiuojuosi Dovydu, kuris labai myli mūsų miestelį, savo šeimą, savo mokyklą, visus čia dirbančius ir besimokančius žmonės. Tai tikrai puikus vaikinas, kuris gerai mokosi, puikiai lanko mokyklą, nebijo atsakingų pareigų, sąžiningai ir įdomiai vykdo visas pareigas. Turi daug kūrybiškumo. Jis užsiima įvairiomis veiklomis, dalyvauja mokyklos, rajonų ir respublikiniuose projektuose. Labiausiai norėčiau išskirti jo dalyvavimą televizijos respublikinėme projekte Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Šiame projekte išdrįsta dalyvauti tik patys drąsiausi ir žingeidžiausi mūsų Lietuvos moksleiviai. Dovydas pasitikintis savimi, sumanus, kūrybingas, gebantis mąstyti, spręsti problemas, girdėti ir išklausyti kitus, teisingai kritikuoti ir reaguoti į kritiką. Šiemet Dovydas klasės seniūnas, mokyklos mokinių atstovas Šakių rajono moksleivių taryboje. Anksčiau dirbo mokyklos mokinių taryboje. Labai turiningas yra Dovydo laisvalaikis. Jis Šakių vaikų meno mokyklos auklėtinis. Todėl puikiai groja klarnetu, liaudies muzikos kapeloje, dalyvauja Gelgaudiškio kultūros centro teatralizuotoje ekskursijoje, daug metų šoka tautinių šokių ratelyje, važiuoja į respublikines dainų ir šokių šventes, puikiai deklamuoja, veda mokyklos renginius, organizuoja mokyklos šokių vakarus, o krepšinį žaidžia ne tik mokyklos, bet ir viso Šakių rajono rinktinėje. Manau, kad Dovydas tikrai vertas parodyto pasitikėjimo. Tikiu, kad jis mūsų nenuvils. Dovydai, bendrauk ir bendradarbiauk. Jeigu dirbsi vienas, našta bus per sunki. Linkiu suburti gerą komandą. Sėkmės. Gerbiamieji, iškilmingiausias momentas. Prezidentas prisiekė. Prezidentė, uždėkite ranką ant Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ugdymo plano ir skaitykite priesaiką. Aš, Dovydas Urbanavičius, pasižadu būti ištikimas savo mokyklai, laikytis jos nuostatų, sąžiningai ir garbingai atlikti mokinių prezidentų pareigas. Pasižadu naujomis idėjomis ir iniciatyvomis telkti mokyklos bendruomenę prasmingai veiklai
pasižadu savo mokymusi, darbais ir elgesiu reprezentuoti mokyklą miestelio bendruomenį. Telydi mane sėkmė. Prašome pasirašyti priesaiką. Prašome mokinių tarybos narius įteikti prezidentui jo insignijas. Apvelkame tave tokią, kad tinkamai tęstumei garbingas pirmtakų tradicijas. Uždedame tau šią grandinę, kad jungtum ir vienytum visus mūsų mokyklos narius. Uždedame tau šią kepurę, kad garbingai atstovautų mokyklos bendruomeniai, kad saugotų mokinių teisės ir laisvės. Prezidentas priėmė valdžios įsigaliojimus. Skelbiame, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinė mokykla turi naująjį antrąjį mokinių prezidentą. Prezidento Dovydo inauguracinė kalba. Gerbiami mokytojai, mokiniai, draugai, pirmiausiai norėčiau visiems padėkoti už parodytą pasitikėjimą. Suprantu, kad mokyklos prezidento pareigos tai yra ne vien tik didelė garbė, bet ir įsipareigojimas. Esu tikras, kad su visų mūsų pastangomis mokytis bus tik lengviau. Būdamas šios mokyklos prezidentu, daugiausiai dėmesio skirsiu mokinių laisvalaikio organizavimui. Tai yra įvairių renginių, šokių organizavimui bei popamokiniai veiklai. Šioje srityje tikiuosi bendraminčių pagalbos, naujų idėjų bei mokytojų pritarimų. Dar kartą dėkoju ir ačiū visiems už dėmesį. Gėris, maloniai, sėkmė ir laimė. Dabar bus sakomi sveikinimai. Kalbės mokyklos tarybos atstovė Sonata Česnulevičienė. Labą dieną visiems. Norėčiau pasveikinti Dovydą tapus prezidentu mokyklos ir be abejo mokyklos prezidentas turi tinkamai atstovauti mokyklą kitose institucijose, taip pat rodyti pavyzdį kitiems mokiniams. O norint tinkamai atstovauti ir mokyklą kitose institucijose bei rodyti pavyzdį, be abejo jiems reikalingas ir kabinetas. Kabinetą, manau, suteiks direktorius, raktą įteikia mokyklos taryba. Ir prie rakto mes taip pat duodame tau varpelį, kad varpeliu galėsi skambinti ir pranešti svarbias žinias mokytojams ir mokiniams. Na ir pasimatavęs mokyklos prezidento marškinėlius, išaugtum į universiteto prezidento postą, ar ten, kaip sako, dar aukščiau į valstybės. Mokinių prezidentą sveikina mokyklos direktorius Romas Dubliauskas. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti, kad išsirinkote jūs, mėly moksleiviai, tikrai pilietišką asmenybę, kuri puikiai galės atstovauti jūsų interesus. Noriu padėkoti ir mokytojai Vaitienei už labai gražiai paruoštą inauguraciją. Jau vien tai, kad mes čia dalyvaujame tokiame puikiame renginyje, duoda stimulą, motyvaciją sėkmingai veiklai, Dovydai, tavo prezidentinėje kelionėje per šios mokslo
metus. Iš tikrųjų, pirmi žingsniai aktyvūs ir aš tikiuosi, kad neišblės entuziazmas tavo. Tu tikrai įrodysi, kad mylite savo mokyklą, esate jos patriotai, kad sugebate uždegti likusius mokinius gražiam darbui, gražiam elgesiui, kaip sakėt, reprezentuoti savo mokyklą visos bendruomenės, rajono bendruomenės tarpe. Taigi, aktyvumo, sėkmės ir gražios veiklos, telkiant moksleivius ir poilsiui, ir sportui, gražiam elgesiui. Sėkmės. Kalbės mokinių tarybos nariai. Dovydai, prie visų sveikinimų prisidėti nori ir mokyklos mokinių taryba. Linkime, kad einančias pareigas perliptum visus sunkumus, saugotum bei gerbtum mūsų mokyklą ir aktyviai prisijungtum prie visų vykstančių mokyklos veiklų. Didžiausios sėkmės. Kalbės 10 B klasės atstovai. Garbusis prezidente Dovydai, savo pareigas, garbingus, šaunus ir atsakingas, tikime tavim karštai, linkim tau sėkmės labai. Čia kaip patirsi stresą, tai reikia prašom stalo pasidėti, taip šitai. Dabar žodį tarti kviečiame Dovydo mamą, taip pat mūsų mokyklos muzikos mokytoją Nijolę Urbanavičienę. Sveikinu Dovydą ir tikiuosi iš jo dar geresnių mokslo rezultatų negu dabar. Ir tikiuosi, kad ne tik mūsų šeimą, bet ir visą mokyklos bendruomenę jisai nenuvils. Sėkmės. Galbūt kažkas norėtų dar tarti kokį nors žodį Dovydui. Sėkmės! Aš noriu pasakyti Dovydą kaip buvusią auklėtoją, kurį vedžiau nuo 5 klasės iki 8 ir labai džiaugiuosi, kad jis sugebėjo pasiekti šitą labai aukštą mūsų mokykloje titulą, pasakysim. Ir noriu jį pasveikinti mažu saldumynu. Čia visi daug visko prilinkėjo, visokiausių rimtų dalykų, o aš manau, kad reikia gyvenimą truputį ir pasaldinti. Baigėme iškilmingą Šakių rajono Gelgodiškių pagrindinės mokyklos mokinių prezidento Dovydo Urbanavičiaus inauguraciją.